Sveiki visi. Tęsime toliau 6 Barcelonoje dieną ir dabar jau tikrai pačioje Barcelonoje esam. Tai čia yra ant kalno muziejus ir čia yra Montjuiko kalnas, kuriame kaip ir minėjau prieš tai buvusiam video, čia vyko būtent olimpiada 1992 metais, kur lietuviams jinai buvo tikrai sėkminga. Prisimena turbūt ir krepšininkų pergalės, kurie iškovojo 3. vietą būtent toje olimpiadoje. Tai pavyko tą pirmą kartą, iš esmės, kai atgavom nepriklausomybę. Čia atsiveria, labai gražus vaizdas. Čia matome tokį fontaną, kuris dabar neveikia šiuo metu, šiek tiek pritraukti. Tai va, sėkmės visiems ir susimatom kitam video. Iki.